Ventiliatorius virš lovos. Liuko atidarimas. Sukam prieš laikrodžio rodyklę. Taip atidarome liuką. Jis gali veikti ir uždarytis. Taip pat orą pučia ir traukia. Įjungiamas štai čia. Kartu yra ir greičio reguliavimas. Įjungiame. Čia yra perjungimas ar ištraukti, ar įpūsti. Šiuo metu jisai ištraukia orą. Galima perjungti ir jis sukasi į kitą pusę. Tada orą pučia į vidų. Čia yra temperatūros nustatymas, nuo kokios temperatūros jis įsijungia. O dabar išsijungia. Nes jam yra per šilta tikriausiai. Va. Jeigu kartais jis neveikia, šitą reikia pasukinėti. Jo, čia į kairę pusę, tai kad nuo šalčiau pradeda veikti. Tai išjungimas čia. Labai svarbu prieš važiuojant su kemperiu, prieš pajudint jį uždaryti. Būtinai turi būti uždarytas, nes vėjas jį nulenks arba judins ir sugadins. Va, mes jį uždarome, pilnai uždarom, užsukame ir galim važiuoti.